žmonės žino, kad jie, tarkim, gali dėrėtis? Dažnas dalykas, kada tie norai ir galimybės nesutampa, ypač tiems, kurie neturi pradinio įnašo. Pirkėjų mitai apie naujos statybos namus, kuriuos tu norėtum paneigti. Sveiki sugrįžę į laidą Namų kodas. Šiandien turime labai ypatingą svečią ir kiekvieno būsto pirkėjo geriausią draugę, Bonava Lietuva pardavimų vadovę Ramunę Labulienę. Sveiki, ačiū labai, kad pakvietėt. Ramunės karjera prasidėjo nuo NT brokerės pozicijos, o šiai dienai ji yra sukaupusi daugiau negu 10 metų patirties nekilnojamo turto sektoriuje. Ramunė yra dirbusi didžiausiose šalies nekilnojamo turto agentūrose ne tik su pavieniais nekilnojamo turto objektais, bet ir su stambesniais vystytojų projektais. Šiandien su Ramune diskutuosime būsto pirkėjų tema. Aptarsime tai, kas yra aktualu pirmą kartą perkantiems būstą, apie ką dažnai pamiršta pagalvoti pirkėjai, kas daro įtaką jų elgsenai ir pasirinkimams, bei sužinosime, kaip tapti tobulų būsto pirkėjų. Tai labas, Ramune, kaip šiandien laikaisi? Labas, Dominika. Labai malonu, kad šiandien pakvietėt mane į laidą. O man labai malonu, kad tu sutikai sudalyvauti joje kartu su manimi. Tikiu, kad čia tokia neįprasta veikla yra tiek tau, tiek man, bet labai smagu, kad visgi sutikai. Ir kad šiandien kartu padiskutuosime. Kai paprašiau tavęs trumpai aprašyti savo patirtį šios laidos filmavimui, paminėjai, kad dar prisimeni nekilnojamo turto pardavimus dar lito valiutos laikais. Tai kaip tai atrodė, kokia rinka buvo tuo metu? Kažkokių didelių skirtumų nepasakyčiau, kad yra. Ta prasme, nekilnojamo turto rinkos jos visada turi tuos kalnelius ir nuokalnes, tik tiek, kad valiuta buvo litais. Tai kas tuo metu buvo litais, dabar jau yra viskas eurais. Nu, tai viens prie vieno panašiai, ne? Taip, vienas prie vieno praktiškai taip ir buvo. Bet ir pasiūla tuo metu buvo, gal dvigubai, trigubai mažesnė, negu ji yra dabar. Pasiūla buvo mažesnė, pirkėjų lūkesčiai buvo mažesni. Mažiau naujos statybos buvo, mažiau projektų. Šiuo metu tikrai turim gerą pasirinkimą ir pirkėjai tikrai turi iš ko rinktis. Kaip atrodo būsto įsigijimo procesas nuo pasirinkimo iki raktų gavimo? Ar gali taip etapais suskirstyti, kaip atrodo visas šis procesas? Taip, tai kai jau svarbiausia proceso dalis pasirinkimas jau yra, tuomet visa kita tikrai gali padėti geras NT pardavimo specialistas. Tai pasirinkus būstą, reikia kreiptis be abejo į pardavėją ir klausti, nuo ko pradėti. Tai žingsniai būtų tokie, kad pirmiausia reikia susitarti dėl preliminarios arba rezervacijos sutarties pasirašymo. Vienur yra pasirašoma rezervacijos sutartis, tai dažniausiai jau pastatytiems būstams, kitur yra pasirašoma preliminari sutartis, dažniausiai tai būna dar statomi butai arba projektai kažkokie tai. Taip. Tai reikia susidėlioti esminius punktus, tai žinoma, tai yra kaina, iki kada yra notarinė numatyta data ir pasirašomas toksai dokumentas. Tai priklausomai nuo to, kai bus perkamas būstas, ar savomis lėšomis, ar skolintomis. Jeigu skolintomis lėšomis, reikia pasikreipti į bankus, sužinoti savo finansavimo galimybės, nes dažniausiu atveju pasirašius sutartį, avansas nebus grąžintas, jeigu jūs nežinote savo finansinių galimybių. Tai tokiu būdu geriausia tai išsiaiškinti prieš. Taip. Jeigu perkate savomis lėšomis, vėlgi reikia pasižiūrėti, ar tikrai užteks tų lėšų, iš kur jos bus paimtos ir susidėlioti taip, kad viskas jau būtų paruošta. Pasirašius sutartį, dažniausiai duodamos yra nuo kelių dienų iki savaitės
laikotarpis sumokėti pradiniam įnašui. Pradinis įnašas dažniausiai būna nuo 10% bendros pasirinktos būsto ir, tarkim, kartu su parkingu sumos. Ir tuomet toliau priklausomai vėlgi, ar būstas jau pastatytas, įrengtas, ar būstas dar tik statomas ir vėliau bus tas notarinis forminimas to būsto. Pasirašius sutartį, pervedamas avansas ir toliau vadovaujamasi tai žingsniais, kurie priklauso jau nuo perkamo būsto ypatumų. Ar tai jau yra pastatytas būstas, ar tai yra dar statomas būstas. Jeigu tai yra dar statomas būstas, tai sumokėjus tą pradinį įnašą, jūs tiesiog laukiate, kol namai bus pastatyti ir vėliau proceso jau pabaigoje, statybų proceso pabaigoje, pardavėjas pasikvies jūs pasikalbėti apie sekančius žingsnius. Sekantis žingsnis yra būsto apžiūra ir be abejo susitarimas dėl notarinės sutarties sudarimo datos ir laiko. Aišku. Tai toks labai atrodo ganėtinai ilgas procesas, jeigu nori įsigyti būstą, bet ar iš tiesų jis toks yra, ar čia tiesiog yra labai daug tų tokių žingsnelių iki to būsto įsigijimo? Tų žingsnelių yra, bet jie pakankamai aiškus, kai yra sudėliojamas vienas po kito žingsnis, jūs tiesiog žinosit, kad po šito žingsnio daroma šitas žingsnis ir tikrai nėra sudėtingas tas procesas. Mano supratimu, sudėtingiausia yra pasirinkti žmogui, o vėliau su pardavėjų pagalba tikrai tas žingsneliai tokie susidėlioja taip, kad viskas tvarkingai, palaipsniui įvyksta ir svarbiausia, kaip sakiau, pirmiausia, įstikinti savo finansiniais pajėgumais, išsirinkti būstą, o visa kita tikrai lengvai darosi. Kai būstas jau yra pastatytas, tuomet procesas yra daug greitesnis, nes pardavėjas tikrai nori kuo greičiau, kad jūs sumokėtumėt jam visus pinigus, ne tik pradinį įnašą. Tai tuomet tiesiog po rezervacijos dažniausiai sutarties, sumokėjus tos 10%, jūs iš karto kreipiatės į banką, kad bankas paruoštų jums dokumentą jau raštu, ne tik kad žodžiu pakonsultavo, bet jau raštu dokumentas, tai dažniausiai būna arba jau iš karto sutartis paruošta žmogui pasirašyti, arba gali būti, kaip anksčiau vadindavosi garantinis raštas, taip dabar yra toks įpareigojantis raštas iš banko pusės, kad jie tikrai suteiks tokio dydžio kreditą, kokio reikia pirkėjui. Paminėjai 10% tą pradinį įnašą, bet kai kur galima pastebėti, kad, pavyzdžiui, kai kurie vystytojai reikalauja 15% pradinio įnašo. Ar jisai yra nustatomas pačių vystytojų? Taip, dažniausiai tas avanso dydis yra nustatomas pačių vystytojų, priklausomai kokiomis lėšomis jie stato būstą. Tai vieniems vystytojams užtenka 10%, kitiems vystytojams reikia ir 15%, o tas dažnas noras iš vystytojų ar iš tarkim, pardavėjų pusės turėti tuos 15% gauti iš pirkėjo, tai yra todėl, kad dažniausia suma, kuri reikalinga įnešti savomis lėšomis perkant naują būstą, yra būtent tas 15%. Supratau. O kaip pirkėjai dažniausiai reaguoja į kainą? Ar iš viso žmonės žino, kad jie, tarkim, gali dėrėtis, ar jie iš vis gali dėrėtis dėl kainos? Ar jie yra labiau linkę sutikti su pateiktais pasiūlymais? Čia priklausomai nuo pačio parduodamo turto. Jeigu tai yra pati pigiausia kaina rinkoje už tą būstą, tai be abejo užtenka tik tai pasakyti ir tada žmogus jau supranta, kad čia jau dėrybų nebus ir viskas vyksta daug paprasčiau. Jeigu tai yra brangesnis turtas, tarkim, didesnio ploto butas, daugiau kambarių, tai dėryboms vietos yra, jeigu vystytojas arba pardavėjas turi vietos dėryboms. Tokios auksinės taisyklės, kad tikrai galite visur dėrėtis, tai nėra. Bet pirkėjai bando. Bet yra ta vis tiek galimybė kažkokia. Yra galimybių visada, bet priklausomais nuo situacijos. Tikrai
dažnai yra taip, kad pirkėjas pats supranta, kad ta kaina, kurią jisai mato, tą parduodamą turtą, jinai jau yra gera. Ir tuomet kaip ir supranta, kad jeigu ne jisai paims šitą nekilnojamą turtą, tai kažkas kitas. Taip, taip. O kaip dažnai pirkėjai supranta, kad, pavyzdžiui, jų norai ir galimybės nesutampa? Ką jums, pavyzdžiui, patari tokio atveju? Taip, tai dažnas dalykas, kada tie norai ir galimybės nesutampa, ypač tiems, kurie neturi pradinio įnašo ir, tarkim, neturi galimybės subsidijoms pasiimti, tai tuomet pardavėjo yra jau kaip kompetencijos klausimas, išsiaiškinti, kiek toli nueis sandoris, kad žinoti žmogaus biudžetą, reikia išsiaiškinti, kiek jisai yra numatęs, kiek jisai turi savom lėšom. Žinoma, žmonės pirmą kartą paskambinę pagal skelbimą ne visada išsiduoda, bet subtiliai užklausus tikrai galima išsiaiškinti ir nukreipti žmogų, galbūt jam dar reikia metus, 2 padirbėti, sukaupti pradinį įnašą, arba kaip tik turi kažką iš esamo turto parduoti, kad gauti naują paskolą. Yra daug įvairių. Svarbiausia yra bendrauti su žmogum ir išsiaiškinti jo poreikį ir galimybės. Tai tu esi tas žmogus, kuris truputėlį sugrąžina į žemę pirkėjus ir padedi susistatyti tuos prioritetus. Kaip atrodo tipinis pirmą kartą būstą perkantis klientas? Kokios yra, pavyzdžiui, jų dažniausios baimės? O gal net ir laimės? Nežinau. Baimės dažniausiai būna tuomet, kai tų pinigų visų jie neturi, jiems reikės juos skolintis iš banko. Nu, čia didžiausias tas skausmas. Didžiausias skausmas ir didžiausia nežinomybė yra, ar bankas duos ir panašiai. Ir jeigu dabar bankas sako, kad duos, ar duos po to, kai jau tikrai reikės, tarkim, jeigu tai statomas namas ir įsigijimo procesas bus baigiamas vėliau. Tai čia yra didžiausia baimė, kada žmogus nežino, kaip bus po metų, kai butai bus pastatyti, tarkim, tame daugiabutyje, kuris jisai nori pirkti, ir ar bankas tikrai duos. Taip. Tai čia norėčiau nuraminti pirkėjus, kad jeigu bankas žada duoti dabar ir jeigu būsit drausmingi ir laikysitės finansinio drausmingumo, tai yra išlaikysit savo darbo vietą, nepertrauksit to savo darbo, kaip čia pasakyti, stažo, nepertrauksit savo karjeros, tai bankų verslas yra suteikti jums paskolas. Taip. Nepamirškit, tai nėra, kad bankas jūsų gailisi ir jums išduoda pašalpą. Tai yra paskola, iš kurios bankai uždirba. Ir jeigu 1 ar 2 bankai duoda jums šiuo metu paskolą, suteiktų jums šiuo metu paskolą, tai tikrai suteiks ir vėliau. Taip. Nes tai yra jų verslo dalis ir jie iš to uždirba. Tai kaip ir bankai kaip ir prisižada finansuoti, tarkim, tą būsto įsigijimą, ar ne? Taip, tai jie prisižada, jeigu jūs išgirdote porą taip iš kelių bankų, tai tiek ir užtenka. Iš esmės, jeigu jums reikia laukti savo turto apie porą metų, tai tikrai užtenka užsipildyti banko skaičiuoklėse, kelių bankų skaičiuoklėse internetu, pamatyti savo įsipareigojimus, tarkim, būsimus ir ar jūs tikrai galėsite kas mėnesį taip mokėti tą konkrečią sumą už savo naują būstą, tai tuomet ramiai laukite ir jūs laimėsite tą laiką per kainą, nes jums nepakils buto kaina. O kodėl, pavyzdžiui, žmonės delsia visgi įsigyti būstą, net ir turėdami finansinės galimybės, tarkim, nuosavas lėšas? Vis galima išgirsti iš žmonių, kad dar nenoriu įsigyti savo būsto, dar palauksiu. Kodėl taip yra? Paskutinis laikotarpis, prieš tai buvęs laikotarpis tikrai buvo labai sudėtingas, tokio dar nebuvo ir prasidėjo tai nuo pandemijos, vėliau ir medžiagų krizė statybų sektorijoje ir palūkanų normų
visų kilimas ir tikrai buvo daug visokių baimių, galų gale ir ta karo baimė buvo apėmusi praktiškai visus pirkėjus. Taip. Ir dabar jau padėtis tikrai pagerėjusi, žmonės supranta, kad praėjo jau tie blogiausi laikai, kainos tikrai nesumažėjo tiek, kad kaip žiniasklaidoje buvo kalbama, kad jos kris ten 2 kartus ar dar kažkiek ten, tai tikrai taip neįvyko. Ir jeigu žmogui reikia šiuo metu to būsto, jisai jį ir pradės dairytis jo ir nusipirks jį. Bet tai ar galima būtų paneigti tokį įsitikinimą, kad dar palauksiu, gal atpigs? Bet taip, ko gero nebus, ar ne? Tai jau praėjo šitos mados tendencija, tokia jau praėjo, tikrai, kad palauksiu bus pigiau, buvo tuo laikotarpiu po pandemijos, kai prasidėjo karas Ukrainoje, irgi dar buvo tuo metu, kad įvairių nuogastavimų, kaip čia pasisuks tas karas ir dabar jau tikrai žmonės mato, kad padėtis stabilizuojasi, palūkanos irgi krenta, viskas jau atsistoja į savo vietas, todėl tikrai jaučiame didesnį sujudimą dabar jau. Tai viskas kaip ir grįžta į tas senasias gal vėžes ir normalizuojasi ir galbūt pirkėjai netgi dabar yra drąsesni ir labiau pasiryžę priimti tokius sprendimus, ar ne? Taip, tai labai džiaugiuosi, kad jau viskas grįžta į prieš krizinį lygį. O jeigu žmogus, pavyzdžiui, kaip kalbėjom apie bankus ir, tarkim, finansavimą, jeigu žmogus pasirašo preliminarią sutartį, bet visgi negali gauti finansavimo, ką reikia daryti tokiu atveju? Ar yra kažkokio lankstumo tame? Kaip minėjau anksčiau, jeigu žmogus prieš pirkdamas būstą jau pasidomėjo dėl savo finansinių galimybių, tai vėliau, kad jam neišduotų banko paskolos, tai yra labai retas dalykas. Esu turėjusi atvejų, kuomet žmogus tiesiog pamiršo tą skolinimosi ABC ir išėjo su trenksmais iš darbo prieš pat notarinės sutarties pasirašymą. Taip. Tai tokiu atveju, taip, jeigu vystytojas gali palaukti, kol žmogus įsitvirtins vėl darbo rinkoje, tai gerai, bet dažnu atveju vystytojai nėra tokie supratingi. Tuomet nukreipiame žmogų į kitas finansuojančias įstaigas, pavyzdžiui, kredito unijos. Ir šiais laikais refinansuotis tikrai jau nėra taip sudėtinga, žmogus gali pamokėti didesnės palūkanas kelis metus, tarkim, kredito unijoje ir refinansuotis į banką. Tai tikrai yra taip buvę atveju. Ar pastebėjai, kad pirkėjai, kurie nori būstą įsigyti su paskola, yra labiau įsitraukę į visą procesą, nei tie, kurie, tarkim, nori būstą įsigyti savomis lėšomis? Ar yra kažkokių skirtumų tarp šių pirkėjų? Taip, tai yra didžiuliai skirtumai. Visų pirma, be abejo, tas, kuris skolinsis, jisai bus tikrai daugiau įsitraukęs, nes jam reikia apgalvoti ir savo ateities planus, nes įsipareigoti kas mėnesį bankui mokėti ten, tarkim, nuo 500 iki 1,5, galbūt ir 1000 reikia žiūrėti, kiek lieka pragyvenimui. Aišku, visą tai suskaičiuoja ir bankai. Taip. Ir palieka tam tikrą dalį žmogui pragyventi. O jeigu tu perki savomis lėšomis, tu jau turi tą sumą, tau kas mėnesį nereikės galvoti, kaip reikės kažkam sumokėti. Tai tuomet yra daug paprasčiau. Tai čia, tarkim, jau po proceso. O pats procesas taip yra sudėtingesnis, nes reikia įkeisti perkamą turtą, nes bankas visuomet paprašys įkeisti tam, kad dabar apdrausti savo interesus. Tai tas procesas užtrunka apie 3-4 savaitės ilgiau negu perkant savomis lėšomis. Bet ir tie, pavyzdžiui, pirkėjai, kurie perka savo lėšomis, jie galbūt priiminėja visus klausimus ir sprendimus susijusius su būsto įsigijimu greičiau ir efektyviau, ar ne? Dėl sprendimų priėmimo, sakyčiau, nėra tai greitesnis procesas, nes dažnu atveju, kai yra savos lėšos, yra daugiau
pirkėjų viename sandorėje. Taip. Nes, tarkim, yra įsitraukę tėvai, seneliai ar tas, kas dovanoja tuos pinigus jaunam žmogui. Taip. Tai tokiu atveju tikrai gali užtrukti netgi ilgiau prieš pat priimant sprendimą, nes yra daugiau sprendžiančių asmenų. O atrodo kažkaip bet kitaip. Taip, tai kitas dalykas yra skirtingo tipo pirkėjai. Yra perkantis savo šeimai ir yra investuotojai. Tai investuotojai, jie irgi arba savomis lėšomis, arba skolintomis, jie kitaip dėlioja savo pirkimo procesą ir jie dažnu atveju yra daug racionalesni, skaičiuoja daug daugiau negu tie, kurie perka savo ir savo šeimai, nes perkant savo yra labai daug emocijų. Taip, taip. Savo gyvenimui galvoja apie tai, kaip tu gyvensi tuose namuose, ten yra tavo svajonių namai ir kaip tu įsikursi ir kaip viskas atrodys vėliau. Na tai be abejo, būsto įsigijimas yra vis tiek irgi toks su emocijom surištas dalykas ir toks gan didelis gyvenimo pirkinys. Tai manau, kad šiandien yra visai suprantama, bet tu paminėjai būsto įsigijimo procese notarinę sutartį. Tai ta notarinė sutartis, ar čia yra formalumas tiesiog, ar esminė proceso dalis? Ant kiek pirkėjai supranta jos svarbą? Tai tikrai supranta, nėra tokių, kurie nesuprastų, kas yra notarinė sutartis. Teisiškai jinai dažnai vadinama pagrindinė sutartimi. Taip. Tai tam, kad nuosavybė pereitų pirkėjui, tai yra privalomas dokumentas, kurio pagrindų registrų centras registruoja jūsų nuosavybę į naują būstą. Tai visi tą žino, visi tą supranta ir čia niekada nebūna klausimų. O gal buvo tokių atvejų, kur, tarkim, nežinau, pirkėjai pamiršo apie notarinę sutartį visiškai? Gal buvo kažkokių kuriozinių istorijų? Matot, labai sudėtinga yra pamiršti notarinės sutarties pasirašymą, todėl kad, norisi įsikelti į tuos naujus namus. Taip. Ir raktai yra duodami tuomet, kai jau yra pilnai susimokėta ir pasirašyti visi dokumentai. Tai pamiršti apie tai, kad reikės pasirašyti dokumentus, kai norisi jau kraustytis, tai tikrai yra sudėtinga. Taip, tiesiog galbūt kai kurie pirkėjai tikisi, kad jie gaus raktus prieš notarinę sutartį, tai va čia yra vienas iš tų mitų, kur tikrai taip nebus. Tai praleisti jos neįmanoma. Tikrai ne. Ir aš manau, kad ir tu tikrai neleidi praleisti šios proceso dalies, ar ne? Tu buvai paminėjusi, kad būsto įsigijimas yra dažnai toksai kaip ir emocinis pirkinys. O pavyzdžiui, patys pirkėjai, jie dažniau vadovaujasi emocijomis ar tokiais racionaliais skaičiavimais? Kaip tu, kaip pardavimų vadovė, padedi subalansuoti šiuos dalykus? Tai čia priklausomai nuo pačių pirkėjų. Dažnu atveju tie, kurie perka savo šeimai, tai jie yra daugiau emociniai pirkėjai, o tie, kurie perka investicijai, dažniausiai tikrai būna tie racionalūs pirkėjai, kurie susiskaičiuoja viską iki kvadrato kainų. Taip, ir dažnu atveju taip ir netgi priskaičiuoja daugiau tų būsimų išlaidų, negu jų iš tikrųjų gali ir būti. Taip. O šiaip nekilnojamas turtas, jeigu taip žiūrint iš to pirkėjo, kuris pats gyvens tame bute, tai daugiausiai ir lemia ta emocija. Tai galioja tiek ir pirminėje, tiek ir antrinėje rinkoje. Tik tai pirminė rinka yra tai, ką stato vystytojai. Tarkim, pirminė, tai čia pirmieji gyventojai tuose namuose. Taip. Aš visuomet patariu pirkėjams pasiimti popieriaus lapą ir susirašyti pliusus, minusus arba tai, ko norite iš savo to naujo būsto. Ir tikrai didžiąją dalį lems vieta, kur jūs norėsit gyventi. Viena iš dažniausių klaidų yra galvojimas, kad, tarkime, gyventi užmiestyje, neįvertinant galimybių, kaip jūs pasieksite savo darbovietės, vaikų darželius, mokyklas, tai kad tai yra
gerai. Dažnu atveju žmonės grįžta iš tų užmiesčių, iš nuosavų kiemų, grįžta į butus ir supranta, kad jiems taip yra daug patogiau, jie nori gyventi miesto ritmu, daug lengviau. O ne kasdien, tarkim, iš priemiesčių valandą laiko išvežioti vaikus po ugdymo įstaigas. Jeigu galėtum pirkėjams atvirai pasakyti vieną dalyką, ko jie neturėtų daryti prieš įsigijant būstą, kas tai būtų? Neklausyti nuomonės tų, kurie nelems jūsų sprendimo. O čia geras yra patarimas, kur ten būna aišku atveju, kur visa šeima pataria būsto pirkėjams. Tai ten nuomonių gali išgirsti nuo A iki Z, ar ne? Taip, tai čia yra tie pirkėjai, kurie ilgiausiai renkasi, jie turi išklausyti porą metų iš visų savo giminaičių, savo aplinkos, iš bendradarbių, susirinkti visas nuomonės ir paskui suprasti, kad svarbiausia yra tai, kas jiems yra svarbiausia, o ne tiems, kurie jie patarinėja jiems visą tai. Tai geriau klausytis šiuo atveju savęs ir susidėlioti savo prioritetus, ar ne? Taip, reikia klausyti savęs, savo, taip sakant, antros pusės, ar tai, kas finansuoja jūsų pradinį įnašą, tų reikia klausyti, taip. Bet nereikia klausti nuomonės žmogaus, kuris, tarkime, gyvena Grigiškėse, ar pirkti būstą ten, tarkim, Žirmūnuose, ar ne? Tai tikrai pasakys, kad ne, Grigiškės geriau. Tai taip, čia nuo kiekvieno supratimo irgi priklauso, bet aš tai manau, kad būtina klausyti savęs ir padėkoti kitiems už jų siūlomas nuomonės, bet visgi reikia klausyti savęs, nes gyvensite ten jūs, ar ne? Kokios būsto savybės dažniausiai yra pervertinamos, o kurios neįvertinamos? Pervertinamas yra dažniausiai būsto plotas, kad reikia kuo daugiau kvadratų. Taip. Bet tikrai tai nėra esminis dalykas, jeigu išplanavimas to būsto yra netinkamas. Tai tikrai rinkoje rasite 2 kambarių butų, kurie yra 70 kvadratų ir rasite tuose pačiuose 70 kvadratų išplanuotus 4 kambarių butus. Ir gyvenimo kokybė bus geresnė ten, kur bus mažiau tokių visokių praeinamų koridorių. Ir nenaudingo ploto to, ar ne? Didelių vonių ten, tarkim, ir papildomų visokių patalpų, kurių jums iš esmės nereikia. Svarbiausia yra, kaip išplanuotas tas butas, o ne kiek jame kvadratų yra. Ir tai paminėjai, kad, tarkim, žmonės labai žiūri į būsto plotą ir atrodo, kuo didesnis tas būsto plotas, tuo geriau. O kaip, pavyzdžiui, pasikeitė pirkėjų pasirinkimai po pandemijos? Ar pastebėjai, kad žmonės renkasi ir nori tų būstų, kurie turi didesnius plotus, arba, tarkim, nežinau, ten, tarkim, turi papildomą darbo kambarį, erdvesnius balkonus ar terasas, ar atsirado tas poreikis didesnėms erdvėms? Taip, tikrai pasikeitė pirkėjų lūkesčiai. Prieš pandemiją būstai buvo rekordiškai sumažėję iki 14 kvadratų, nes tikrai buvo noras daugiau gyventi gyvenimą išorėje ir grįžti tik tais pernakvojimui, atsiprausimui, būtiniesiems poreikiams. Pandemijos metu žmonės pabuvę tuose mažiukose 14 kvadratų butuose suprato, kad tai yra tikrai žmogui per mažai, jeigu jam viską reikia darytis tame bute ir gamintis valgyti ir dirbti keliese, tarkim, iš namų, tai tikrai yra sudėtinga. Ir šiuo metu yra populiaresni daugiau kambarių turintis butai, netgi, tarkim, poros perka 3 kambarių butus neturėdami vaikų, vien todėl, kad nori nuotoliu dirbti iš namų daugiau. Tikrai pandemija pakeitė būsto supratimą ir atsirado daugiau žmonių dirbančių iš namų. O kaip, pavyzdžiui, naujosios tokios technologijos, kaip pavyzdžiui dabar galima pamatyti virtualios visokios ekskursijos ir pasivaikščiojimai
po savo būsimus namus, kai jie dar nėra pastatyti, ten tarkim 3D formatu ar dar kažkokiu kitokiu virtualiu formatu. Kaip pavyzdžiui tai pakeitė tavo darbo metodus ir kaip pirkėjai žiūri į tai? Tai vėlgi per pandemiją atsirado toks dalykas kaip virtualios apžiūros. Apvertė pasaulį mūsų. Apvertė pasaulį. Tiesa, jos po keletą į metus būdavo ir anksčiau tokios apžiūros, daugiausia užsienyje gyvenantiems pirkėjams. Taip. Bet anksčiau žmonės turėdavo atvykti į Lietuvą fiziškai notariniam pasirašymui. Dabar užsienyje gyvenantis žmonės arba perkantis iš užsienio, nesvarbu, gali būti ir užsienio piliečiai, jie gali visą procesą atlikti internetu, nes notarinės sutartys šiais laikais irgi pilnai vyksta nuotoliu. Taip, tai viskas dabar yra taip su digitalizuota, ar taip, ne? Ir praktiškai galima neišeinant iš namų nusipirkti butą. O, kaip gerai. Nu čia vos ne tas pats, kas Voltą užsisakyti į namus. Taip, beveik tas pats. Kokie yra dažniausi pirkėjų mitai apie naujos statybos namus, kuriuos tu norėtum paneigti? Tai pirmiausias mitas, kurį norėčiau paneigti, būtų, kad nepirkit kampinio arba paskutinio aukšto būtų. Čia šitie labai dažnai yra girdimi. Taip, tai šitas mitas aktualus yra perkant senos statybos butus, tarkim, tai sovietiniuose pastatuose, kurie yra G energinės klasės ir tai taip, tai yra šalti kampiniai butai, taip, stogas irgi lubos šąla viršutiniuose aukštuose, naujoje statyboje to nebūna. Tikrai visi butai vienodai šilti pastate. Aš dar norėčiau pasakyti, kad kaip tik kampiniai butai dažniausiai turi daugiau langų, jie yra šviesesni ir turi mažiau kaimynų. Lygiai taip pat su viršutiniais aukštais. Viršutiniai aukštai jie neturės viršuje bėgiojančių ir, tarkim, besidaužančių, niekas ant galvos nevaikščios. Ir šiaip manau, kad kuo aukščiau, tai tuo gražesni vaizdai atsiveria, ar ne? Taip. Ir pagal kainą vėlgi yra skirstoma. Tie, kurie yra aukščiau esantis butai, jie visada bus ir brangesni. O tarkim, pašnekėjom apie visą būsto įsigijimą ir aš, pavyzdžiui, išsirinkau savo patinkantį būstą ir norėčiau jį įsigyti, bet vis dar svarstau ir dar kaip ir bijau priimti tą sprendimą. Ar tiesa, kad pardavimų vadybininkai dažnai spaudžia pirkėjus priimti tą sprendimą greičiau? Ir kaip tu žiūri į šitą praktiką? Būna tokių dalykų, taip, bet ne visada sakyčiau, kad tai yra kaip spaudimas žmogui. Dažnu atveju būna taip, kad ties vienu butu yra keletas pirkėjų. Taip. Ir tokiu atveju, taip, tai gal skamba kaip spaudimas, bet jeigu vadybininkas, pardavimų vadybininkas pasako, kad kiekvienam iš pirkėjų, kad yra kažkas kitas, kas domisi šituo butu šiuo metu, tai manau yra sąžininga pasakyti, nes jeigu žmogus pasiaiškins kelias dienas sąlygas savo finansavimo banke ir grįš ir jau to buto nebus, bus tikrai nemalonu. Nemaloni situacija. Taip, tai pasakyti, jeigu tikrai taip yra, jeigu yra trintis ties vienu butu, būtinai, manau, reikia. Ir čia gaunasi ne toks kaip spaudimas, bet labiau kaip toks... Kaip teisingas savalaikis informavimas. Jo, ir toks gal pastumėjimas šiek tiek, kad, tarkim, būtų jau domisi daugiau žmonių ir jeigu jūs tikrai jo norite, čia yra jūsų galimybė pasirinkti jį ar perleisti kitiems, ar ne? Taip. Tai jeigu jūs domitės butu, kuris yra mažesnės kainos, mažesnės dažniausiai ir kvadratūros ar kambarių kiekių mažesnis yra, tai tikrai turėkite omeny, kad daugiau yra besidominčių šituo butu, negu tai būtų, tarkim, kažkoks didesnis ar prabangesnis būstas. Tai žodžiu, mes būsto įsigijime esam ne vieni, taip galima pasakyti. Tikrai taip. O ką tau kaip pardavimo vadovai reiškia padėti įsigyti, tarkim, pirmąjį būstą žmogui?
Taip, tai yra pati nuostabiausia mano darbo dalis, kada aš galiu pravesti žmogų nuo to apsisprendimo, kad taip noriu turėti šį būstą, iki to momento, kai galiu pasveikinti įsigijus būstą. Pasveikinama dažniausiai yra notarinės starties pasirašymo pabaigoje. Tai kaip ir kalbėjom, kad tai yra dažniausiai šeimų ar porų, ar kad ir vieno žmogaus emocinis pirkinys, tai tikrai labai smagu, kai viskas pavyksta, kai žmogui pavyksta gauti svajonę, gauti raktus į savo naują gyvenimą, kur jisai galės kurti savo ateitį. Tai tu esi tokia, kaip ir būsto įsigijimo fėja, ar stebuklus darai, galima sakyti, taip jau perkeltinė prasme, ar ne? Man tiesiog smagu matyti, kaip žmonės save įsivaizduoja, jie dažnai pasako apie savo ateities planus, kad ir tada smagu žinoti, kad čia prasidės jų ateitis, čia susikurs šeima, atsiras vaikų. Galbūt bus šuniukų, kačiukų ir tai bus jaukus būstas žmogui. Aš manau, kad labai yra iš tiesų malonu girdėti tokius kaip ir žmonių ateities planus ir smagu, kad jie dalinasi tuo su tavimi. Tai manau, kad tas pirkimo ir pardavimo procesas tiek tau, tiek pirkėjams yra toksai labai šiltas ir malonus, arba bent jau tikiuosi, kad toks yra. Taip. Tai ačiū tau labai, Ramunė, už pokalbį. Tikiuosi buvo tiek pat įdomu tau, kiek buvo man. Ir tikiuosi, kad būsimi pirkėjai ar tie jau, kurie, tarkim, yra įsigiję jau savo pirmąjį būstą, bet vis tiek yra šiek tiek nedrąsu ir neaišku, kad jie atkreips dėmesį į tavo patarimus ir visas tas būsto įsigijimo procesas jiems taps šiek tiek drąsesnis ir aiškesnis. Ir manau, daugam įdomu būtų sužinoti tavo kaip pardavimo vadovės poziciją šiais klausimais ir būsto įsigijimu ir procesu ir viskuo, kas su tuo susiję. Ačiū, Dominika, kad pakvietėte į šitą laidą. Tikrai tikiuosi, kad buvau naudinga ir kažkam padėsiu, ar jau galbūt ir padėjau atsakyti į rūpimus klausimus ir palengvinti įsigijimo ir galbūt pasirinkimo procesą. Be abejo, aš manau, kad čia tikrai buvo naudinga, bent jau man tai tikrai pasidarė ir ramiau, ir aiškiau, ir galbūt ateityje norėsiu tau patikėti savo būsto įsigijimą. Ir ačiū mūsų žiūrovams, kad šiandien klausėtės ir žiūrėjot mus. Ir būsto įsigijimas ir visi formalumai, sutartis gali pasirodyti kaip tikrai tamsus miškas, ypatingai perkančiam pirmą kartą. Todėl tikiuosi, kartu su Ramunė tikimės, kad pavyko atsakyti į bent kelis kirbančius klausimus. Taip pat nepamirškite sekti mūsų socialiniuose tinkluose, kad nepraleistumėte artėjančių laidų ir būtinai pasidalinkite laidą su tais, kam ji galėtų būti aktuali. Iki kitų kartų.